kviečia turizmui atgimusi Platelių dvaro sodyba. Platelių dvaro sodyba pradėta formuoti 17 amžiuje. Ją sudarė rūmai, ledainė, oranžerija, oficina ir ūkiniai pastatai. Svirnas, Kluonas, Arklidė, Rūsys, Kumetynas. Dvaro pastatus supo parkas, telkšnojo 4 tvenkiniai. Platelių dvaro sodyba – tai Žemaitijos regiono kultūros išsaugojimo ir perdavimo židinys. Šimtamečių parko medžių apsuptyje išlikusiuose sodybos pastatuose šiandien plėtojamos turizmo paslaugos, pristatomas ir propaguojamas gausus tradicinės kultūros palikimas. Parengtas naujas ekspozicijas lankytojams, tai būtent parengtas ekspozicijos užgavėnių, dvaro sodybos istorijais, senovės Platelių, etnografinė ekspozicija. Buvusiame dvaro Svirne įkurtos modernios gamtos, Platelių senovės, dvaro, krašto istorijos ir etnografijos ekspozicijos, atnaujinta parodoms ir seminarams skirta salė. Platelių dvaro Svirne rengiami seminarai tradiciniam paveldui, amatams puoselėti, konferencijos, tautodalininkų kūrybinės stovyklos. Buvusiose dvaro Arklidėse atidaryta pirmoji Lietuvoje ekspozicija, skirta tradiciniai Žemaitijos etnografiniai šventei užgavėnėms. O visiems linkėčiau atvažiuoti tikrą per užgavėnes ir paveizėti, kaip atrodo, ir patiems sudalyvauti tikros žemaitiškos užgavėnės.